Su kokia hidroizoliacija galima hidroizolizuoti pamatai iš išorės? Pamatai, sakykime, populiariausia, stipriausia, bent jau vokiečiai netgi pas mus gyrėsi, kad numeris 1 Vokietijai, tai yra bituminė hidroizoliacija Weber-Tech Superflex 10, 2 komponentų. Jau, kaip tik šitie pavyzdėliai. Kokie storainai? Šiaip jeigu slėginis vanduo, tai ir turi būti, tai reiškia, sluoksnis storis 3-4 mm. Aš gal įsiterpsiu, kad pagal Lietuvos statybos reglamentą ar pagal statybos įstatymus nėra reglamentuojama, kas tai yra per daiktas hidroizoliacija ir kaip tai veikia ir kaip tai aprašyti ar standartizuoti. Vokietijoje čia vokiškos medžiagos iš vokiško Weberio standartai yra griežtesni ir ten, jeigu yra pavadinimas hidroizoliacija, tai turi būti 3 mm minimum sluoksnio storis. Todėl dažnai mūsų klausia, ką mums čia to reikia, ar net man nebus čia per gerai, nes gal užtenka tiesiog juodų dažų pateplioti ir tai tarnaus kaip hidroizoliacija. Tai skirtumas, kad mes įsivaizduojam hidroizoliaciją kaip hidroizoliacinį apsauginį sluoksnį, bet ne juodus dažus. Šiaip perka tas tokia medžiaga, kur kainuoja pigiau negu vanduo. Ir ten tepa ir paskui skundžiasi, sako, žiūrėkit, pirkau čia pas jūs super gerą daiktą, kuris kainavo, nežinau, 20 litrų 10 eurų. Ir sako, čia pas mane kažkas negerai. Taip, tai šitą hidroizoliaciją atlaiko vandens slėgį. Ir kas dar labai svarbu hidroizoliacijose, tai yra trūkio galimybė. Šitą hidroizoliaciją atlaiko 2 mm trūkį. Jeigu tai įvyktų pas jūs pastato pamate, kažkokia tai avarija, persėdimas, betono judėjimas pagrindų ir trūktų jums pagrindas, iki 2 mm šitą hidroizoliaciją atlaikytų. Dar truputį irgi prisidėsiu. Yra pas mus netgi visa technologinė kortelė labai išsamei aprašyta, kaip prie kokio grunto, prie kokio slėgio, su kuo, ką daryti, kaip papildomai armuoti. Vėlgi, su ta pačia, sakykime, Superflex 10, 2 komponentų ir polistirolą ir galima klijuoti. Tiek paprasta, reiškia, šimtinė, tiek ekstrudinė. Tai 3 metrų vandens slėgį atlaiko ir dažniausiai šitas hidroizoliacijas projektuoja, kur yra jau ne tik tai, kad pamatukas kažkoks tai, bet kažkokia tai patalpa, sakykime, daugiabučių požeminis garažas arba parkingai kažkokių tai prekybos centrų požeminiai. Tai vėlgi, jeigu yra slėginis vanduo, vandens gyslos kažkokios, tai priemoliai, moliai, tokie pakankamai sudėtingi dirvožemiai, o Lietuvoje šiaip tokių vietų tikrai daug. Ten retai, kur mes turim smėliuką, žvėriuką, kur viskas ten palyja, nusidrenavo, ten niekas to vandens daugiau nematė. Betonas nespėja sušlapti. Tai iš tikrųjų ten galbūt ir pigesnių variantų gali būti. Bet ten, kur yra sudėtingi variantai, tai iš tikrųjų projektuojamos ir daugybė ten prekybcentrių padaryta yra būtent su šito medžiagom. Čia įdomi medžiaga yra tuo, kad jūs rankose laikot bitumą, bet tai čia nėra naftos produktas. Čia yra iškastinis bitumas ir jisai yra vandens pagrindo. Ir jisai visiškai neardo polistireninio putplasčio, neturi savy lakių jokių medžiagų. Užpildas jo yra polistireno granulės, kad išlaikyti sluoksnio storį. Ir vėliau, kai jums reikės priklijuoti polistireną arba XPS, IPS, bet ką jūs ten šiltinsit pamatą, nebus jokių problemų ir medžiaga nesuirs. O su kuo klijuota polistirenas? Su šita pačia medžiaga galima klijuoti. Klausimas labai dažnas būna, sako, kodėl čia tie balti burbuliukai. Tai vokiečiai pas mus paprastai paaiškino, sako, tai polistirolo užpildas tam, kad medžiaga būtų lengvesnė, kad 30 litrų bačkutė svertų 16-17 kg. Tam, kad statybininkas per plonai neuždėtų, nes burbuliukas 1 mm, niekaip neįspausia mažesnės sluoksnio storio.
neišeina, kaip sakyti, suhaltūrinti. Tai mes dar pagalvojom ir aš tokį atradimą padariau, taigi labai geras dalykas įrodyti, kad tinka polistirolui klijuoti. Tai jeigu pačioj medžiagai polistirolo granulės, tai aišku, kad klijuoja polistirolą.